Sveiki gyvi. Tai šiandieną sausio 30 diena. Kuo jinai ypatinga? O va šitam mažyliui suėjo lygiai 30 metų jubiliejus. 30 metų jau atgyveno, atvažiavo. Tai jeigu žalieji nacijai neatims galimybės toliau eksploatuoti jų, tai dar 30 metų tikrai laikys. Va ką reiškia tvarumas. Bet šampano neįsime gerti, nes darbų dar gyvas velnias liko. Jau iš tikrųjų įpusėjau, gal netgi ir daugiau negu pusę darbo padariau. Tai liko iš principo dar sulaukti keletas dalių ir jau bus galima pilnai visą sutverti. Ir šita serija turbūt bus viena įdomesnių. O bus dėl ko įdomesnių? Dėl to, kad jau damušiu tiek aš jį, kad būtų galima užkurti, tuninti karbą. Ir vėl varyti, statyti ant stendo dyno, matuotis, kiek jisai galios generuoja dabar, jau tam galutinėme variante, pas Richardą į Power Pulsą. Gavau žinių, kad mano bakas ir plastikai nudažyti, tai visi darbai į šoną, lekiam pasižiūrėti, kaip atrodo. Galbūt galima rasti kažkur, gal ir pigiau kažkas nuterliotų, tai tokiam paprastam projektui gal būtų galima, bet pas Kęstutį žinau, kad visą laiką high-endas yra kokybė, tai turėtų nustebinti iš tikrųjų. Nu va. Ant saulės pipies, žinok. Nu kaip, baltas būna, bet jis toks į pilkumą eina. Nu, high-endas. Čia, jeigu matot, čia nėra lipdukas, čia yra aerografija. Šmutkiukai sukrauti, lėkiu į garažą. Blogai, kad turiu žiauriai daug kitų darbų. Ir sveikatą visko padaryti greit neleidžia. Dega iš tikrųjų, jau pirštai kaip noriu viską surinkti. Kaina šito malonumo 400 eurų. Nusakysite, kad daug, bet čia yra niuansėlių. Vienas dalykas tai yra perlas. Ant saulės tas bakas, pavyzdžiui, išnešus, tai nenormaliai atrodo. Ta prasme, prie sniego pridėjus jisai balčiau atrodo, negu kad sniegas pats. Ir dengta yra kietų laku, 2 sluoksniais, papildomai vienas dar dėtas, tam, kad paprašiau tiesiog, kad tai bus kasdieninis mocas, kur nebus saugoma, kad būtų kuo įmanoma kietesnis, nesiruošiu aš ten jo poliruoti. Tai šitie dalykai papildomai, ir aišku, aerografija. Tai tie lipdukai, kaip kiti, pavyzdžiui, dažo, užklijuoja lipduką ant viršaus lakas ir viskas. Jie atrodo šudinai. Iškilimas ant tas matosi nevarkia ir kitas dalykas dar būna, kai kiti nekokybiškai kažkaip tais padaro, ar lakas būna nekokybiškas, nutrupa ir nusilupa tie lipdukai. Tai tada iš vis baisiai atrodo. Pas mane tas lavono prikėlimo video, kur matėt, banditas lygiai taip pat buvo irgi dažyta kažkieno tais, užklijuoti lipdukai, lakas nusilupo kartu su lipdukais, Taip ir atrodė. Ši čia neatsilups, nes čia yra uždažyta. Kaip aerografija, kaip užnešinėjimas tas užrašas, tai galit pasižiūrėti. Kas norėsit, kontaktas bus video aprašyme pas Kęstutį. Eilės, grubiai apie mėnesį turėkit omeny, dėl to, kad jam tik tai skiečiausius mocus varo visokie Harley, BMW, nauji ir panašiai. Ar tokį kaip banditą verta veždažyt? Tai verta tik tai tokiu atveju, kada tu jau darai visišką kaulą. Aš nesiruošiau daryti iš tikrųjų iš šito moco kaulo, bet netyčia taip gavosi. Kadangi pjuvenų nevalgau ir kupiūrom nešikų, tai palieku senąją grandinę. Pakankamai geros jinai būklės, dar pasivalė pusę velnio ir atrodo. Nes ant lentos matau jau surašytas kainas, kiek kas kainavo, tai pradedu suprasti, kad jau į 1,5 niekaip. Kaži dar ar į 2 gabalus pavyks su šitu projektu prasisukti. Čia po biškutį viskas jau dedasi. Ir pakojai sudėti. Anei krust. O dabar laukia
pats bjauriausias darbas, tai šitą reikalą sujungti. Tokio turėtų čia susijungti ir jokio laisvumo nebūt. Nu, bet yra kaip yra. Tai reikės dabar tokio diametro vamzdžio gauti šitą galą persivirinti, tada tokio diametro vamzdžio gauti šičia persivirinti ir kad viskas susijungtų su sąvarža. Su mielu noru tokį darbą patikėčiau kažkam kitam, bet nėra kam patikėti. Pas patį irgi visos yra galimybės ir pats tokius dalykus darau, tik tais, kai jau reikia savo, ne klientui daryti, tai žiauriai kažkaip nestovi ant darbo. Šitie kronšteinai nukoroduoja ir pasidaro labai baisus, tai tam, kad galėtum pasikeisti, vidiniai nesikeičia, išoriniai keičiasi ir Sūzas padarė šičia, kad reikėtų uždėti tokias vat plokšteles, jos ten taip pat įsispaudžia ir tada gali priveršti išmetimo koliką. Tai pas mane 2 tokių plokštelių trūko, tai pasidariau iš nerūdėjikos naujas. Kolikas sudėtas, sunku dabar prie jo dirbti, nesakina. Kai visą laiką pamirštų kažkokią tais vieną vietą sriegio paslėpti, nu tai po to tenka va taip žaisti su sriegikliu. Prasivalyti. Išmetimas prifitintas. Lambda zondos sriegis. Sujungimas. Buvo daug vargo. Teko į 3 dalis pjauti išmetimą. Dėl to, kad čia viduj buvo tokios skardos jos atlūžusios. Tai labai nenorėjau, kad būtų barškesys. Tai jeigu pas jumis moce girdite iš išmetimą kažkokį tokį skardos barškesį, tai žinokit, bus šitoj vietoj problema. Visas nublizgintas. Šičia uždėta ant pastos. O, vaizdelis koks. Variklio pravodkė sudėta. Toliau pravodkės irgi darbai. Sulituotas, sutvarkytas spidometras. Ištiesintas kronšteinas. Dabar reikia surinkti, sudėti kauštelį. Sudėti tada šičia ir vairą, ir visus kitus likusius vantrobus. Ir bus galima sudėjus karbą bandyti užkurti. Ką tik suvokiau, kad ir dar vienos modifikacijos reikės. Tik tiek vairas susisuka. Reikės prizulinti šitą dalį ant rėmo. Lemba. Nu, žodžiu. Dar papildomų reikalų. Reikės visą priekį žert von. Jau dauguma elementų surinkta. Galiniai stabdžiai sudėti nuorinti. Sankaba surinkta, nuorinta. Vairas jau viskas surinktas. Elektra dar kol kas taip nesudėta, bet viskas sujungta. Priekis irgi stabdžiai jau nuorinti. Nu, yra vienas neaiškumas. Čia vat viena fiškė ir nėra kur jos pajungti į pagrindinę pynę. Nu, bet čia dar po to. O dabar standartinius 102 ir 5 žikliorius pakeisim 105. Iš karto, kad čiučiut būtų riebesnis viršus, kad nereikėtų papildomai dar 100 kartų išiminėti tos skarbus. Nežinau, iš tikrųjų dar tiksliai nematavau mišinio, gali tekti atsiprašyti šitų žikliorių atgal dėt, bet aš įtarimą turiu, kad šitų reikės, tai dedu šitus, renku, sudedu karbą ir bandysim pirmą kartą užkurti po atrestauravimo. O filtradėžiai skilukė papildoma, kad tikrai jokių ribojimo srauto nebūtų. Dedasi naujas akumas. Nu, bus galima tada jau sudėjus akumą užpilti kuro. Bet tiesiai reikia pasijungti, susižiūrėti, kaip babinos jungiasi, nebeatsimenu. Kiek pamenu, juodas į šitą, baltas į šitą. Bet, nu, pasižiūrėsiu, nuotraukose turiu, nusifotografavau prieš išardydamas. Visą laiką tą padarau. Ir bandysime kurt. Na, visi dalykai padaryti, bet problema. Šlapias karbas. Reikės tarpinių visgi naujų, nes sujudinus pradėjo per jas leist. Ir kitas momentas, mano papigeiskos tarpinės nepasiteisino, leidžia išmetimo kolikas. Tai reiškia, kad užsakinėju originalą, laukti vėl belekiek laiko, vėl nuiminėti išmetimą visą ir reikia susitvarkyti. Dabar nei į aferą išmatuot eina, varva matos, nei kažką toliau daryti. Nu tai dabar aš jį jau keliu nuo šniūro ir statau ant žemės, ant ratų. Susidėjau sparną, čia priekis viskas padaryta, jau žarniukai irgi sudėti. Apsukas dabar pagaliau rodo, bus galima, kaip sakant, pravodkės reikalus jau kaip ir pamiršt. Gerai, kad nebedega saugikliai,
nauja pravodkė pasiteisino. Na ir aišku, susitaupė apie dieną darbo, bandant sutvarkyti tą senąją. Tai labai blogai, kad leidžia tarpinės, reikės originalias užsakinėti. Tai velnias žino, pusę mėnesio, gal net mėno laukimo nusimato. Nu, bet ir nieko nepaskubinsiu, nes dabar užsikūriau, nusiorinau tepalo visą sistemą ir panašu, kad visgi liesokas mišinys bus su visais sportinimais mano, tai reikia laukti dar ir žikliorių. Žiklioriai bus turbūt 110-ukas, bet užsisakiau dar ir 115-ukus, kad galimas daiktas, kad dar ir tų 110-ukų truks. Tai pusei mėnesio ramybė dabar. Tikėjausi iš tikrųjų, kad susižiūrėsiu bent jau mišinius šiandieną, biškį apmaudu. Labai tikėjausi šią savaitę nuvaryti ant Dino stendo, bet viskas atsikelia stipriai į priekį. Nu va, tokiu būdu dujas į lauką išvedu. Ir jau tikrinausi, prastai su mišiniu. Apačia biškį galima čia atskirių prisukti. Ir nuo 6-7 tūkstančių stiprus badavimas kuro. Sveiki gyvi, tai va, susitinkam po 2 mėnesių visiškos tylumos. Jokių darbų nedariau, dėl to, kad vėl mane buvo prispaudus liga. Šį kartą tiek prispaudė stipriai, kad nutariau jau griežtai imtis ir jos atsikratyti. Tai žodžiu, 4 operacijos. Ligoniniai pagulėta per tą laiką 8 kartai, bet pagaliau šviesa tunelio gale. Tai dabar jau visur sniegas nutirpęs. Dar aišku, 2 savaitės turiu reabilituotis. Negaliu labai taip stipriai kibti į darbus, bet pabandysiu jau bent jau kažkiek tais pasikrapštyti prie mocų. Reikia labai daug darbų atlikinėti prie klientų mocų. Maniškių iš tikrųjų reikia pasibaigti paskutiniai štrichai, bet dar labai stipriai negaliu kažko tenais daryti. Tai mocas dabar va tokioj stadijoje, yra pagaliau gauti 130 žiklioriai. Tai karbas buvo begalę kartų išimtas, sudėtas, bandyta reguliuoti. Tai standartiniai žiklioriai yra 102,5. Buvo nupirkti po to 105-ukai, 107-ukai, 1,5, 110-ukai, 115-ukai, 120-ukai ir dabar yra 130-ukai. Nu, tai labai tikiuosi, kad 130-ukų jau pakaks. Užsiknisau iš tikrųjų tunint jau, tikrai belikiek kartų karbas išimtas sudėtas, bet kad išspausti galios, tenka kartais pažaisti. Jo, ir labai nepykit dėl betvarkės košmariškos, nes pas mane garaže kaip ir gyvenime, kada bardakas, tai visur bardakas. Turėčiau, aišku, sėdėti namuose, gulėti lovai, bet nebegaliu, jau psichologiškai stogas važiuoja, norisi kažką bent jau padaryti. Tai vat kažką ir darau. Bandau dabar nusiardyti karbus. Nes, čia aišku, neturėčiau aš nieko pasitemti. Nes, 3 diena iš po operacijos aš jau garaže. Kažkaip visai smagu krapštytis prie savo senojo triperio. Aš žinot, kodėl aš taip vadinu? Ne dėl to, kad aš manau, kad jisai yra senas triperis. Aš tai žiauriai mėgstu tą tokią retro techniką, senesnius tos mocus. Bet aš čia taip pašaipiai sakau dėl to, kad kiti taip jos vadina. O dabar pasikeitė žiklioriai, apsivertė karbas ir jamasi lauk sklendės, jamasi lauk šitos adatos ir reikia pareguliuoti dar ir jų aukštį. Taip, čia yra per vidurį, taip padaryti per vieną žymeklį, per vieną eklampo žymeklį žemyn, tam, kad adatėlė per vieną padėtį pasikeltų šitoj sklendukiai. Kam to reikia? Tam, kad duodant gazo greičiau atsidarinėtų pagrindinio žikliorio skyla, kad anksčiau truputėlį paduotų kuro, nes
Prieš tai turėjau tą tokią problemą, kad viršus savaime suprantama liesas, nes pačių pagrindinių žikliorių skerspjūvio trūko, bet ir dar buvo problema, kad užliesėdavo duodant staigiai gazo. Tai kad to nebūtų, reikia pakelt adatą. Šiaip tais patys pas save nieko nedarydami ir nežinodami, koks mišinys, nekilnokit tų adatų, nes galit pabloginti situaciją. Tai dar nerodžiau, jau pilnai surinktas priekis, hot gripsai pajungti, viskas pajungta, viskas veikia, visus lamputės šviečia. O dar vieną modą parodysiu. Va, kaip grotukai atrodo. Čia yra standartiniai banditiniai grotukai. O, čia pamurzinta biški. Tai patarė draugelis, sako, kodėl tu jų baltai nenudažiai. Tikrai susimašiau. Tai dvacokėlis ir miltais nudažyta. Elekai pataisė vaizdą, iš tikrųjų radiko. Dar vienas modas. Pavalysiu, biški čia markeris buvo sužymėta, kad neprasisuktų. Pakūrus radau, kad tepalas bėga, ogi ta senoji žarnikė susijudino, susiklibino, ties ta vieta ten prasisuko ir pradėjo tepalo leisti. Tai pasižiūrėkit. Sudėta dabar armuota šlangikė, nebijanti jokių tepalų, temperatūrų. Negana to, armavimas yra nieržinis, tai jisai visą laiką toks gražus, tas mums dukas bus. Ir už šitą malonumą sumokėjau 25 eurus Hansaflexe. Tai tikrai nustebino gera kaina, nes Hansaflexe taip kaip taisyklė būdavo bet kokį šuduką nuvežu ir po to steniu, kai reikia susimokėti. Tai šį kartą maloniai tikrai nustebau ir dabar jau žinau, kad niekados gyvenime daugiau tame taške nebekils problemų. Jeigu kada kažkam tais pradės per tenais lykint, žinokit, kur galit nuvaryti ir išsispręsti problemą. Okay, pasijungiam gaugą. Taip. Pajungta lambda, karbas sudėtas, kuro bakas pajungtas, atsosas užtrauktas, bandam. Išlygintas, reikia kuras į pabaigą, reikia atsijungti šitus ir pabandyti, kaip dabar sūkius renka. Dabar yra momentas, kad reikės jau jį testuotis ant Dino stendo, galutiniai sureguliavimai karbų ant Dino stendo, bet jisai dabar jau dirba, nežinau, gikseriai ne kiekvienas taip sūkius renka. Ir 130 žiklioriai. Dar toks momentais atrodo, kad norėtųsi čiučiut didesnių. Bet jau aš jau toliau, jeigu tenais ant Dino stendo matysis, kad trūksta kuro, tai jau kažkurią tais vieną iš dviejų skilių pridarinėsiu. Jau daugiau nebeužsakinėsiu aš ten tų žikliorių, bet faktas, kad šitas daiktas gali alsuoti ir gali keltis gale kaip reikiant. Eina šiek fainai. Paklausom muzikos, paklausom. Nuotaika jau kyla. Maunuosi aš jį nuo tų diržų, statausi ant ratų, reikia susireguliuoti grandinės įtempimą, pasistatyti ratą tiesiai. Ir iš principo viskas. Skambinosi Jauskui, kad priimtų pas save ant Dino stendo, dasimušiu, aš ten pas jį tą reguliavimą, jeigu dar reikia. Nežinau, staigiai, jeigu startuojant bus duobė galios, tai dar reikės per vieną narelį pasikelti pagrindinio žiklioriaus adatą. Bent jau kol kas gazuojant, čia, ta prasme, sūkius renka, jisai
kosmosas. Tai aparatas laukia Ignelio atvažiuojant, pasikraunam ir varom prasisukt ant Dino stendo. Tai ką, šitą dabar išsukam 110 arklių, tada savo užvarysiu tiesiog... Jo, o tada savo užvarysiu tiesiog, kad pastovėtų, žinai, kad kebrai pafilmuočiau, ale Maniškis tiek išsuko. Daiktas, bet šiandien nebus laiko iš tikrųjų normaliai jį susisitupint. Tai bent jau dabar, jeigu ir neatsuksiu aš ten labai gerai tų arklių, tai bus bent jau proga susižiūrėti kuro oro mišinį, tiksliai įvairiuose diapazonuose ir tada bent jau žinosiu, ką konkrečiai reikia pakoreguoti karbiuratoriui. Dėl to, kad pas save aš tik tais į ten vietoje stovinti galėjau prasižiūrėti tą mišinį, o matėt, kaip sūkius jisai renka. Susižiūrėti, ar tenais kažkuriam diapazone yra liesa, riebu, nu praktiškai neįmanoma. Tai va dabar bus galima pamatyti, kaip ten kas. Nu, tai mano buvo tikslas šiandien bent jau 110 arklių išsukt, tai išsisuko 111,5. Neblogas rezultatas, dar yra ką pakoreguoti jam, reikia truputėlį dar pagaudyti mišinį. Ir apačia yra periebi, startas irgi greitai užmetus kuros irgi biškį pašokinėja, bet jau žinau, ką reikės pasidaryti. Tai dar išsigaudysiu, bet esmė tokia, kad 110 į galinį ratą kasdieniniam mocui bus gerai. Lekiam toliau dalių spėt nusipirkt. Vaibas, nu, žiauriai geras, labai prasta diena buvo, daug tokio streso buvo ir negatyvių emocijų, tai dabar vat ant Dino stendo atsigavau. 111,5 arklių ir niutonų. Niutonų aš dar atsuksiu iš tikrųjų. Niutonų dabar mes 98, man atrodo, išsukom. Bet mišinys apačioje yra prastas. Aišku, reikia pakelti per vieną narelį pagrindinio žikliorio adatas, dėl to, kad užpila ir užriebėja mišinys ten labai stipriai. Momentais netgi mačiau tenais iki 10 aferas, kas jau yra didelis galios nuostolis. Tai jo, pavyko pagaliau pataikyti žiklorius. Dar apačioje žemosiuose sūkiuose kokį 20 arklių eis atgaminti. Aišku, viršaus tai aš jau nejudinsiu. Turbūt nelabai ten kažką daugiau ir įmanoma iš standartinio motoro išsukti. Bet 110 arklių į ratą, kas, nu, čia paskaičiavus 95 kW, jeigu į alkūninį veleną. Tai įsivaizduokit, daugiau negu 20 kW, daugiau negu kad naujas motociklas, kaip kad matuojama į alkūninį veleną. Kietai.